lietuviškai noriu pakalbėti. Seniai lietuvių kalbos nekalbėjau lietuviškai. Aš noriu Lietuvos kukuškiams, visokiams bobulėms ir motuliams ir burtininkams, būrėjams ir apskritai apsišykėliams. Nežaiskite su burtais visokiais čia ir su manim kekšės nežaiskite. 90-metės apie ateitį. Pačios, nežinot, kad aš, pavyzdžiui, kaip pasakyti lietuviškai, negana, kad balnyca rusiškai dirbau logiškai balnycoj. Tai tas pats kaip ir bažnyčioj. Tas pats žinoti, iš kur jūs išlindot ir kur jūs išeinat. Suprantat, 90-metės bobulės vėl nori meluoti, vėl burtininkėm būti, su kortom žaisti dar ir prisižaisti, su ugnim prisižaisti. Dar nemirtingos totaliai. Ar 80, ar 70, ar 60. Nežaiskite su okultizmais visokiais ar su kortom. Bjaurus žaidimas labai yra. Norėjos. Visai nežinot apie savo ateitį, kas laukia. Tai va. Aš bernam noriu pasakyti. Bernai. Bernai, avinai, mūsų avinai. Aš noriu pasakyti, kad aš gimiau tik tai Lietuvoje, aš niekada nebuvau Lietuvė ir aš niekada nebuvau Rusė ir aš niekada nebuvau Ukrainietė, Musė kažkokia tai ir Lenkė, kai Lietuvoje pilna ten tų visų vabžių iš atvykusių į Lietuvą. Tai va, kaip pasakyti, vabžių, kodėl aš sakau vabžių, musių, vabalų, tarakonų ir kraugerių, tų, kaip pasakyti, uodų kraugeriai. Nervų gerėjai, žiurkės arba pinigų gerėjai. Na, užtenka ir Lietuvoje tokių, apskritai visko Lietuvoje, visokių užteko Lietuvoje prisimatyti. Aš noriu prisistatyti, mano močiutė graikė ir aš daugiau į tėvo pusę, tėvas į močiutę. Aš į senelį, aš daugiau į tėvo pusę. Jie gyveno Baltarusijoje, tėvas gimė Baltarusijoje, močiutė gimė kur ir gimė, senelis gimė kur ir gimė. Aš apie visą ginekologiją arba ginekologinį medį, apie visą istoriją. Aš niekada nepasakoju apie save. Aš nemėgdavau prisistatymų, aš nemėgdavau interviu, aš apskritai nemėgdavau komunikuoti, aš buvau intravertai, aš nebuvau niekada atvira, kaip ekstravertė. Suprantat, aš nemėgdavau bendrauti apskritai net su vaikais, net su pažįstamais, net nemėgdavau su mama, su sesė, su pusbroliais, aš nemėgdavau bendrauti apskritai. Tarp kitko, tiesiog nemėgstu bendrauti. Man nepatinka bendrauti. Su durniais, su idiotais, su kvailiais, su žemintojais, kurie žemina, su kvailiais, kurie tyčiojasi, už nugaros juokėsi. Akise, kaip sekasi, ir visur tas pats. Tas pats ir vokiečiai tokie patys, ir lenkai tokie patys, ir ukrainiečiai tokie patys, ir lietuviai, rusai, visi tokie patys. Ir turkai, ir marokiečiai, ir indai, ir afrikiečiai. Visi lygiai tokie patys. Na, tai va. Noriu pasakyti, kad tai jau nuo 2 metų mane jau buvo įsimylėję berniukai, aš buvau šviesiais plaukais. Pas mane dukrytė gimė į mane grinai, į mane panašiai mėlynom akytėm. Tai yra grinai mūsų vaikas, mano vaikas, tiesiog tradiciškai mano vaikas, mano kūdikis, mano mergaitė, mano mažytė, blondinė, labai baltų plaukučių, kaip ir aš buvau baltų plaukučių. Aš buvau garbanotais, iš pradžių tiesiais, o paskui garbanojusi, kol visai kaip į Afroditą tapau panaši į tą, kaip pasakyti, 16 metų. Sakau, mane berniukai buvo įsimylėję kaip berniukai, angeliukai mūsų įsimylėję tiesiog. O paskui jau prasidėjo iki kraugerimo, iki kova, iki mirties, bet aš jau pradėjau nekęsti vyrų, jau nekęsti totaliai, jau vyrų mamukai pradėjau nekęsti po vedybų.
po barmenės padavėjos darbo, aš iš viso totaliai po mokyklos aš jau buvau išsivysčiusi, gimusi ir mano dukra labai išsivysčiusi, labai protinga mergaitė, labai atsargi ir labai protinga. Tai čia yra mano granai totalus charakteris. Tai va. Neapykanta susidarė pas mane mokykloje, nuo mokyklos laikų, nuo darželio. Kai po darželio mokyklą tai reikia, ne internatą, aš buvau ne internato vaikas, o aš buvau iš vis išlepintas vaikas. Tėčio išlepintas vaikas, močiutės išlepintas vaikas, pas mūsų pas močiutę, pas senelį. Baltarusijoje miškas, žvejavimai, jo plantacijos buvo, kareivių šaudykla, jo plantacijos buvo, kaimynai, kur norėjo karvės pašerti žolės, kaip pasakyti, ganytis arkliams. Tai čia buvo mūsų grinai plantacijos, pas senelį buvo labai daug žemės. Ir fermeris, ir gydytojas buvo, ir parichmacheras, tas kirpėjas. Specialistas buvo, kriminalistas, gestapo, slaptoji policija. Ledų pardavėjas buvo. Nu, žodžiu, buvo kaip itališka mafija buvo. Suprantat, man užkniso aš negaliu čia apie lietuvius. Vydūnas yra parašęs knygą, aš skaičiau Vydūno, Vokietijoje gyveno apie lietuvius, pasišlykštėjimą jūs jau kėlėt ir Mozartui, ir Mozartui, ir šitam visiems rašytojams, ir Salomėjai Neriai, ir iš biografijoje, ir pati jaučiausi bjauriai Lietuvoje. Apskritai ir visiems autoriams, visiems poetams Lietuvio pasišlykštėjimą kėlė lietuviai, apskritai lietuvių tauta. Aš nežinau, kas čia per tarakonai gimė Lietuvoje, kaip šernai, Lietuvos šernai, arba ne špievagrybiai, bet kaip tie musmerės Lietuvos, labai toksiški žmonės, labai netaktiški, labai toksiški, labai kyrus, labai bjaurus šeimos, ar kaimiečiai, ar jūs miestiečiai, ar Vilniuje, ar Kaune gyvenat, jūs to pačiu mentalitetu buvo šimtapažiai, bet žopalizai ir pinigų bučiuotojai buvo, bet jis prieš kitą pavaizduotojai. Pizių laižytojai, paskui atsirado šiknos laižytojai, kai atsirado sekso epochas. Ką čia jūs jau parodėt visą pornografiją. Tai va, po visų mokyklų, po Lietuvos, po Jonavos mokyklos, Jonavos aš mokiausi, pabaigiau mokslus. Ir gerai, aš iš tikrųjų labai gerai mokiausi. Ten jau gimnaziją buvo padarę, paskui gimnaziją. Paskui aš iki 16 metų į Kėdainius išvažiavau į namų ekonomės studijos 3 metus į kaimą, nes aš nuo tos Jonavos užsipisau grinai, blėt, visur pažįstami, visur nervuoja, visur visi žino, mane pažįsta, mano šeima pažįsta, blėt, apskritai užsičiaukėt, norėjau pasakyti, iki 16 metų, blėt, mokyklų mokytojams, kasininkėms, pardavėjams, visos Jonavos kaimas, blėt, patičiausias Šūdinas kaimas, visus pažinojau, visą Jonavą, blėt, visus kaimynus, blėt, kažkaip kaip vienas didelis mėšlas arba vienas mažytis. Kaip karvės šūdas atrodė viskas. Matėt, kaip karvės šūdas atrodo mėšlas, kaip prišieka karvė. Taip ir atrodo kaip blykas. Tai jo, ta Jonava tokia buvo, net apsivėmiau nuo tos Jonavos. Alkoholikai, gėrėjai, gydytojai, seselės, apsisiuovėliai, vienu žodžiu, chroniai, chirurgai ir nesvarbu, lorai, vienu žodžiu, kekšės apskritai, kaimėtas, negražu taip sakyti, bet iš tikrųjų tiesybė, reikia pasakyti tiesybė. Žagintojai, vaikų žagintojai, moterų žagintojai, ir moteris ir apskritai prievartautojai, apskritai visomis prasmėmis. Aferistai visomis prasmėmis, uždulkintojai, negyvai. Žmogžudžiai, žudikai, blėt, kaip bežionės Afrikoje, tas pats. Ta pati Lietuva, blėt, kaip Afrika. Be smegenų. Primatai. Net gėda sakyti, kad kas bulvekas. Tai va, namų ekonomė. Labai gerai pliusas. Aš veterinariją pastudijavau.
vairuoti išmokau, nemokamai vairavimo kursai buvo, nemokami Kėdainiuose. Viskas stipendija gaudavau 90 litų. Ant tematika, viskas biologija, viskas tas pats kaip mokykloje. Vaikai irgi viskas mokytojai užtektinai pamačiau 3 metus, paskui nuėjau vakarinę mokytis užbaigti, užpiso ir Talančiūnų ir tie Kėdainiai užpiso. Diplomą gavau ir pasakiau, diplomą ten ir pažymėjimą ten, kaip seniau buvo žalios knygutės, tas visas, bet paskui nuėjau vakarinę mokytis, bet tai buvo, atsipiskite ir su tais Kėdainiais, bet visi Kėdainiai, paskui žinojo, bet užpiso mane tikrai, bet nuo 9 metų jau užpisdavo, bet visą mokyklą, ir visi direktoriai, visas raudonas kinimas, bet viskas užpiso, visi koridoriai mokyklos, bet visi ančiukai, bet bjaurus, bet patys bjauriausi. Apskritai mane viskas užpisdavo. Bet pabaigiau mokslus, gerai mokiausi, man patiko mokslai. Tai man lūzeriai visi parsidavėliai visi. Užbaigiau aš vakarinę, nuėjau, įstojau į šitą barmenės kursus 2 metus. Ir stipendiją gaudavau ir Kaune. Ir įsidirbinau Jonavoje į restoraną, į barą, restoraną, disko, klubus, barmenė padavėja, kaip studentė. Man nemokėjo pinigų, aš pasakiau, kad aš studentė, pažymėjimą mano mokytojus Kaune. Ir ten, sertifikatą gavau, ko išmokė vynus sertifikuoti, viską. Labai gerai, kad nemokamai dirbu, iš tikrųjų labai gerai. Man tiek išnaudojo, kai nemokamai, kaip su šunim. Iki paryčių kiekvieną dieną be miego, smegenų pisimo, skambinime ir gali apskritai išnaudotojai. Tada aš jau pamačiau, kas yra šefai, bare, išnaudotojai, bet iki grindų plovimo, paskui indų plovimo, paskui pradeda išsidirbinėti mūsų šefai. Tai man ir visą valgyklą aš ten tą pamačiau, ir visas valytojas, ir visas šiknalažis, ir visas, apšnekėtas, aferistas, virtuvė, kur dirba, ir visas šefų aferistas, kaip pasakys, stukačikas, išdavikis, apskritai, ir 18 metų buvau 19, jau nuo 2 metų jau stebėjau darželį, kas yra kas, žiurkėnas, žiurkynas, žiurkės, Tai va. Paskui į Angliją išvažiavau studijuoti toliau, kambarinę dirbti 2 savaitės. Ir pamačiau rusaitės 10-metės administratorės, ukrainietės, lenkės, lietuvės, 4 madamės, įsakinėtojas, 20-metės, pasiimkit tos 200 svarų, pasidalinkit, 4 pusės po 50, atsipiskit, aš tikrai nedirbsiu tokio darbo, žąsys, nahui. Pasirodė jau iš tikrųjų kurvos, paskamos paskutinės, kaip ir pasirodė barmenės padavėjus irgi darbo metu, šliundros Lietuvoje. Pasižymėjo jau ir parodėt visiems, paskui visi ir galvojo apie moteris, ar to tokias moteris, paleistuvės, kad gerai, kad visi paskui pradeda vyrai taip galvoti. Iš Anglijos, kad atvažiuoja svečiai amerikiečiai, kad atvažiuoja, pradeda galvoti, kad jūs, bybius šiulpėt ir duoda paskui, kad šiulpėt už 20 eurų ir jūs šiulpėt savanorių. Tai va, ir tos šefinės taip pat, tas pats letas. Tai va, ir taip toliau aš nuvariau studijuoti sociologiją. Nuėjau į internatą vaikų pažiūrėti, kaip vaikams sekasi, kaip jūs rūpinatės, kaip Lietuva rūpinasi kūdikiais mažais paliktais, nuskriaustaisiais vaikais, vaikučiais, visai nesirūpina. Atsiunčia iš Vokietijos, iš Amerikos, iš Anglijos drabužius, maistą, visai nesirūpina, vaikai pliki vaikšto žiemą be drabužių ir dar sumušti. Tokia Lietuvos valstybė buvo ir Jonavoje, ir apskritai visai nikiek nusišykt buvo. Svarbu apie savo šeimas galvojant, kaip bajorai viską vogdavo kaip kiaulės. Tai va, aš užsirašiau jau Šindlerio listą, užrašiau, į ateitį, kas jūs tokie esate, ir pasakiau, kad susprogdinti Lietuvą reikia iš tikrųjų. Pamokymą duoti pamoką. Sprogsta Ukraina, sprogsta Sirija, sprogsta visur sprogdinėjo, Lietuva dar nei kartą
buvo susprogus, tik taip šnekinėja. Sibire buvo, blėt, ir visą gyvenimą, 30 metų, blėt, esilai, blėt, jau apie Sibirą kalba, blėt, žiūrkės, blėt, jūs atrodot kaip žiūrkės, kai šiandien galvą skauda nuo jūsų to Sibiro, blėt, kiek aš atkentėjau, kiek aš atpisau, blėt, kiek galvą skaudėjo, blėt, vien nuo jūsų, blėt, nusiskundimų, blėt, atrodot labai pigiai. Ir galva iš tikrųjų skauda, blėt, nuo jūsų tų aukos sindromų. Tai va, ir toliau aš norėjau studijuoti archeologiją, viskas savarankiškai. Aš ištekėjau, paskui aš nedirbau su tais darbais, su padarėjos darbais ir su valytojos ten darbais, kaip pasakyti, kambarinės. Aš ištekėjau, aš įsidarbinau po ištekėjimo, po 3 mėnesių aš įsidarbinau į tą siuvyklą, drabužių siuvimas, kirpimas, drabužių siuvimas, medžiagos. Fui, net iki šiol sakau, tai pykina nuo tų kvapų, nuo drabužių kvapų, nuo tų dulkių drabužių, blėt, nuo to šiukšlino viso mėšlo, blėt, 8 metus, na, kaip ir nuo vedybinio santuokinio gyvenimo su girtuokliu iš Ukrainos vyru ir iki šiol pykina mama, sesuo, blėt, tėvas, na, šeima ir visa Ukraina ir, nu, vienu žodžiu, ančių šeimos, blėt, pykina. Alergija. Po skyrybų, totaliai, reikėjo po skyrybų pareiti polisio. Nei gydytojai nepadeda, aš Lietuvoje pamačiau apskritai neurologiją ar psichologiją, nei psichiatrai apskritai nieko jūs nepadeda, tada užsimaniau psichiatriją studijuoti. Nuėjau į psichiatrinę ligoninę, pagulėti, pažiūrėti, kas dedasi. Vaistų aš iš tikrųjų negėriau. Ir žiūrėjau, kaip psichiatrai save veda, kaip elgėsi psichologės, kaip sesutės elgėsi, kaip dišovkės, kaip valytojai elgėsi. Visur stebėjau, kaip elgėsi visą Kauną. Nes aš Kaune gulėjau. Visą elgėsi. Koks elgėsis ir Vilniui pagulėjau, teko pasižiūrėti. Nu, kaip studijuot nori, tai turi ir rizikuoti, pagulėti turi. Nes kitaip neišeina. Užtektinai pažiūrėjau, kaip elgėsi. Nu, vienu žodžiu, kaip su šūdais, su pacientais apskritai. Apskritai nulis. Tai kaip karcerį kažkokiam. Tai 2 valandos eini ten. Kursas tas, furchtbar. Und absurdas. Kaip siaubas, kaip laboratorinis objektas jautiesi paskui ten. Kyšius imat, apskritai durniais laikot, protingus žmonės. Nu, tikrai. Kaip psichiatrai studijuoja psichiatriją. Nieko nestudijuoja psichiatrai, čia jūsų vaikai, blėt, papirkti, kurie nepapirkti, kurie papirkti ir kurie nusiperka diplomą ir tokios visos studijos pasirašo profesoriui ir viskas, dirbk, eik dirbti, labai lengvas darbas. Nereikia nieko daryti, pažiūrėti durnių ir viskas ir parašyti, kad durnius, pasirašyti durnius, visi durniai. Suprantat, tai nebus durų Lietuvai apskritai, nes jūs visai laikot visus durniais total. Apskritai. Nu, toliau baigėsi psichiatrijos studijos. Jūs nežinot, kas šakutės formos atrodo. Graikiška šakutė. Jeigu mano močiutė graikė, tai čia yra psichiatrija. Apskritai jūs net nežinot. Labai daug kalbat. Tai va. Labai daug įsivaizduojat, labai daug įsivaizdinat, inteligentai save vaizduojat, siaubinga, labai daug pinigų plešėt, labai apgaudinėjat iš tikrųjų, labai šūdą rašot. Labai nesąmonės rašote kompiuterį, labai nesąmoningai analizuojat, nesąmoningai charakterizuojat, nesąmonės rašot apie smegenis, paaišpilį, apie mano smegenis, paaišpilį. Nu, labai nusišnekat. Kaip pati pasižiūrė, ką jūs priražat, paėmė ir nusivalau stupinę. Suprantat, kad jūs durniai patys esat. Tai va, kaip į veidrodį pasižiūrėsit, tai suprasit senatvėje, kad tu esi durnas prieš mirtį, kvailys prieš mirtį, kuris pasirašė mirties nuosprendį. Tai va. Toliau, archeologija, kaulus, kaip rasti, suprantat.
po mirties, reiškia, aš tave ir po mirties surasiu, blet, ir kaulų suvalgysiu kaip žiurkė, viskas suvalgysiu, žmogų kaip kanibalą suvalgysiu, aš tai tiesiog suėsiu. Pizzerijoje dirbti, pizzerijoj pizzas kepti. Nu, žuvalio superinis darbas, Akropolio Kaune. Dirbti 5 metus, paskui Vilnių važiuoti studijuoti, 2 metus Make Up Forever, paskui Kaune studijuoti vėl masažus. Ir pinigai kaip išeikna 5000, 2 metai ten, 3 mėnesiai ir metai ten, 3 metai žodžiu. Ir vėl ir dirbti kosmetologijos saloną Jonavoje, aš Kaune dirbau pizzeriją, naktimis važiavau pizzeriją dirbti, o dienomis jau dirbau šitą, kaip pasakyti, kosmetologijos salone po visų studijų 4 metus, ar 3 ar 4, man poko, bet dirbau 2-3. Ir išinvestavau 20-30 tūkstančių eurų į kosmetologijos subinę, į kosmetologiją, už kabinetą, makiažus daryti, už kosmetikas, už lakus, už apskritai, už sterilizavimą, už pirštinės, už higieną, už knygas, už registracijas, kiek aš investavau, kiek reikėjo mokėti, kiek, vienu žodžiu, jūsų baudos sušiktos, iš tikrųjų, labai sušiktos jūs baudas rašo tam, kad pinigų turėtų, nes, blet, užpisot grinai, jūs, blet, eidat tuos pinigus, blet, jūs pinigų vergais, blet, Na, toliau aš baigiau tą darbą, blet, nusišikt man ant tų investicijos, blet, tiek daug investavau, jūs iš viso nieko neinvestuojat, jūs, blet, piderastai, jūs tik tai, blet, imat už tų pinigų prieš mirtį, blet, ir pasirašysit nuosprendį, kad jūs esat vergai, kad gelbėjimusi būdas paskutinis bus, mes sakom čiau, blet. Und toliau aš pradėjau dirbti kur? Flegetin senelių namuose. Vokietijai senelių priežiūra šeimose, ne senelių namuose, o pas senelius šeimose, pas pačius 10 senelių, 11, 12 ir užtenka vienoj šeimoje, kitoj šeimoje, vienoj, kaip pasakyti, mieste, kitam mieste ir užteko man paskui. Aš ir įsidarbinau į tą, kaip pasakyti, senelių prieglaudą Vokietijai. Atrodo viskas kaip viešbutį ir padirbau. Paskui Lietuvą sugrįžau, paskui Daniją nuvažiavau fermą padirbti. Nebijau, aš visai visokių darbų nebijau, bet aš žinau, ko aš noriu, dėl ko aš dirbu darbą. Tai va, tam, kad pažiūrėtų tavo bobutę, arba tau senelį, arba tavo anūkams, arba tavo vaikams, arba tu apskritai į akis, kad jūs nežinot net savo ateities, visiems būrėjams noriu pasakyti, burtininkams. Į ateitį. Nu, toliau, po to darbo, aš įsidarbinau į Cinema valytoją 3 mėnesius, labai nedaug, sales valyti. Ir aš jau ten nuvaliau ne tik užpakalį, jums nuvaliau jau po senelių prieglandos visiems klientams, kurie sėdi kino teatre, bet aš jau nuvaliau ir dantis spėjau nuvalyti, ir šukuoti, ir striškę padaryti, ir apkarpyti, nes aš pati savo darau striškę. Ir kirpėja aš esu dar metu, ir ausų pradūrėja, ir nosies pradūrėja, ir manikuristė, ir kaip pasakyti, pedikuristė, apskritai universali meistras aš esu, ir tatų meistras, suprantat, ir tapytojas, ir skulptorius, ir daktarė, ir apskritai, ir, nu, žodžiu, veterinarė. Ir ką, sportininkė, ir bėgikė, ir plaukikė, ir su dviračiu, ir su motociklu, ir tenisu. Nicht bei man kann auch Tischtenisu normalioje mokykloje, ne šiaip sau. Tai va, ir paskui kasininkė įsidarbinau 3 metus, užteko reikia padirbti, ir dar kažkokios tai buvo parduotuvių pavadinimai, nes dabar nusišikt man ir security apsaugą dirbau. Ir per televizorių blamba pamačiau visus, ir melagius, ir aferistus, mačiau, ir ką jūs dar ir popieriuose dokumentuose dar rašot, dar prisirašot, jūs patys pasirašot, sakau, su manim mirties prie nuosprendį, nes aš jau prieisiu prie jūsų, aš prieisiu prie to, ko aš norėjau gyvenime, nes aš žinau, ko aš noriu.
Tai va, ir paskui aš vėl po tos parduotuvės įsidarbinau į žuvies fabrikyną, tai 3 mėnesius į žuvies fabriką Vičį. Išteko man ten padirbti minus temperatūrai. Paskui aš į Olandiją, į gėlių fabriką nuvažiavau padirbti su gėlėmis. Gėlės siūsti į parduotuvės, daryti su žemė, sodinti, šiltnamį, koks nuobodus darbas, galva net skaudėjo, bet aš padirbau, nepatinka man tas darbas, juodas darbas ne man, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, ne man. Tai va, paskui kur aš padirbau po to, paskui aš įsidarbinau į tą, pasakyti, ligoninę, Kauno universitete ligoninę. Ir aš padirbau darbą reanimacijoje. Nei aš girta ateidavau, nei ką. Užteko man tų seselių pažiūrėti, užteko man tų darbuotojų. Aš pamačiau tik tai gerus gydytojus, kurie yra geri gydytojai. Ir aš įsidėmiau tos gerus gydytojus, kad geras tikrai gydytojas matosi, kad iš tikrųjų nekreipia dėmesio. Geras gydytojas tai yra griežtas. Kaip mano senelis buvo gydytojas. Kad neturi gėdos, nei seselės neturi, nei asistentės neturi gėdos, nei studentės neturi gėdos, aš pastebėjau. Labai iš savęs vaizduoja. Prieš 80 metų gydytojo seselės vaizduoja visas studentės, kad geriau žinančios. Mane jau nervavo ir manęs jau ligoninė užsipuldavo visus. Kaip ir visur užsipuldavo ir siuvyklų užsipuldavo apskritai ir nesąmonės siųsdavo į Vilnių, nesąmonės apie mane rašydavo į tas knygas, bet visokios filosofijos, visokios melus, aferistės visos. Ir moteris, ir vyrai aferistai, parsidavėliai, avys. Šitą. Ką dar? Ir paskui Altefaimą, vienu žodžiu, aš sakau tiesiai šviesiai, aferistai, direktorės. Išsidarbino paskui į senelių namus ir paskui išvažiavo Vokietiją. Vėl darbo, kaip pasakyti, darbo biuro, irgi aferistai, kurie surado darbą. Aš atsidūriau Vokietiją iš viso nedarbiavau jau gatvėje po darbo, slaugės darbo. Ir ačiū Dievui, nes aš pradėjau studijuoti antropologiją. Antropologija yra gyvenimas gatvėje. Po sociologijos, po archeologijos, po visų studijų. Po medicinos, po akupunktūros, po filosofijos studijų, po sporto. Gyvenimas gatvėje Vokietijoje. Gerai, gyvenimas gatvėje. 1 metai gatvėje, šalia upės, be palapinės. Ant žemės, į šaltą žiemą. Niekas nepadeda. Paskui gyvenimas jau kaip ir benamiams duoda. Irgi miegoti 3 mėnesius, arba visą laiką gali miegoti, bet irgi be miego, kaip kalėjime. Ir paskui gyvenimas gatvėje vėl agresija, kaliniai, vienu žodžiu, stukačiai, beždžionės, daužytojai, agresoriai, degintojai. Ir paskui pagalba, pamatai kasininkus iš tikrųjų, padavėjus, barmenus, visus pamatai, kaip atrodo lietuviai, kaip ponai, kaip pasikėlė, kaip atrodo lenkai, kaip atrodo pagalba iš Lenkijos, socialiniai darbuotojai, kaip atrodo medicininės seselės, kaip atrodo aferistai visi, kaip viskas atrodo. Paskui aš neščia. Ir kaip atrodo paskui viskas, kaip po 9 mėnesių gyvenimas kartu, kaip padeda moterims biškelį su neščioms moterims, kaip viešbutį. Aš niekada viešbučių nemačiau, niekada viešbutį nenakvojau, niekada už viešbutį nemokėjau, visą laiką mokėjau. Aš važiuodavau pailsėti net vieną į viešbutį, į akvaparką. Ir šitą, noriu pasakyti, atiminėjimas vaiko, čia yra pats didžiausias sukrėtimas ir vertėjos aferistės, kai verčia nesąmonės iš Vilniaus ar, vienu žodžiu, jau kaip matos, kaip man meluoja, tai kad aš turėjau nusiųsti lietuviškai, angliškai ir išsiunčiu visas informacijas į Japoniją, Ameriką,
toms šalims, kurios turi atidžiai stebėti ir jūsų tą Lietuvos šalį, aferistus, darbuotojus, skundikus, visus parsidavėlius, visus pardavėjus, visus išdavikus, visus žudikus, visus mušėjus apskritai. Ir į YouTube aš siunčiu tai, ką aš nemąstau, ką aš galvoju, nuomonę. Tai va, ir sumušimas čia buvo tam mieste ir viskas, ir apskritai nulis emocijų, tai yra vėl gerai, aš kaip po mirties jaučiuosi. Mane čia vienas, pasakysiu aš tavo vardą, kiek valdų yra Lietuvoje: Valdas, Marius, Tadas, Tomas, banditų vadas. Tai aš tau, Valdai, pasakysiu, aš tau nieko nesakiau. Tai tu sakei, apsišyksi mane, ne? Ir sakei, kad tu palauši mano psichiką. Pažiūrėk, kiek kartų nepalūžo mano psichika nuo visų žalų. Nuo mirties iki mirties aš gyvenau. Po gimimo iki mirties aš jau jėgų neturėjau, mane dar mušė ir mane dar smaugė moteris, cigonės, viskas čia tam Düsseldorfe. Lietuvoje aš to pasakoju tiesiai, kas Lietuvoje buvo. Kas buvo kaip Kaukazo belaisviai, supranti? Tai va, kas lietuviai yra, kas aš nekenčiu savo motinos, aš tiesiai pasakau, giminės motinos nekenčiu iki mirties, aš jau ją iš viso jausmų nejaučiu jokių. Iš manęs vaiką pavogė, tas mano vaikas nuostabus yra, aš ką video pamačiau, kaip elgėsi su juo, kaip aš nemoku apsakyti, jie traumuoja, čia reikia apskritai filosofiškai, aš jau apskritai sakau lietuviškai, kad reikia jau Lietuvą siūsti bombą, raketą, blet, apskritai šaudyti reikia, aš pati gimiau jau su akim tokia, užfiksuosiu su akim kaip snaiperė. Tai va, ir nepiskit man proto, ir apskritai lietuviai karininkai, ar kokie, nevaidinkite realiais čia visur, nečiulbėkit, jūs niekur nebuvot, jūs sportu neužsiėmėt, jūs šalčio nematėt, jūs ir minus 30 nepabuvot, kažkokie išdavikai ir atrodot, iš arti net atrodot kaip šiknalaižiai išdavikai. Tai va, niekada neužtarėt, niekada nepadėjot, niekada neužtarėt. Užteko man ir rūkloj pamatyti, kas jūs tokie esat, draug pažįstamų rate, blet. Apskritai, kaip amžinos avys, blet. Neskraidykit kaip filosofiškai yra, kaip Dedalas ir Ikaras su vaškiniais sparnais iki labai arti saulės ir aukščiau mūsų nebūkit gerai, aukščiau mokytojų nebūkit gerai, nes neburkit, blet. Man jau lietuvių vaikai, kaip atsipildavo, ir jaunimas, mamos, išsipisinėjimai jau nuo mažų, nuo mano gimimo, blet, išsipisinėjimas po išsipisinėjimo, besmegenių išsipisinėjimas, blet, ištisas. Tai va, aš dar buvau pas benamą studijuoti, pagyvenau Jonavoje. Ką reiškia benamio gyvenimas, aš dar 30 eurų mokėjau į mėnesį. Kaip atrodo benamiai, blet, viską irgi gauna, karočią. Nemokamai gyvena, nemokamai geria kiekvieną dieną, bet kaip paršai atrodo iš tikrųjų. Ir kaip atrodo direktoriai, kaip atrodo policija visa, blet, kaip paršai jūs atrodo, tai iš viso kaip falšyvi plėšikai, blet. Apskritai, ir dar kaip parduotuvėje dirbau, ateina direktorės po benamų, blet, imti iš parduotuvės viską, arba patys ateina, kur socialiai remtini, blet, su šeimom, blet, bedančiai ateina, blet, pamato dešras, mėsą, nusigaliausios, blet, seilės netvarva, blet, kaip uždykai jūs viską gaunat, blet, ir dar gyvenamą vietą, blet. Aš investavau 300 000 eurų, už viską mokėjau, už viską. Už vandenį, už viską pati dirbau, pasižiūrėkit, 30 metų dirbau, dar gatvėj pažiūrėjau, pažįstamų ratą, pagyvenau gatvėj palapiniai, blet, lietus lyja, blet, baisu yra, blet, kaip pasakyti, tvindo, karočią, be miego. Jūs išsigasit, aš sakau, jūs apsišiksit, jeigu jūs kariais norit būti, bet aš pati dar sumušta buvau. Siaubas. Jūs apsišiksit geriau, neikit ir nedarykit iš savęs pajacų. Suprantu. Ir aš dar pati kosmetologija ir pati kirpėja ir pažiūrėkit, kaip aš po visko atrodo. Vėl gerai. Tai va. Ir jeigu dar vienas kažkas šalia pasakys, ar vokietis, ar afrikietis, ar indas, ar turkas, blet, ar ispaniškai, bet
papjausiu jūs, blet, ar lietuviškai man poko, aš jūs papjausiu, blet, aš jūsų visų nekenčiu, blet, aš žmonių nekenčiu. Tai va, jūsų liežuviai, blet, aš kai kalvis, blet, ateina vilkas, blet, suplosiu jūs, blet, liežuvė, nahui, padlas, nahui. Jūs jau nepažįstami, jūs apskritai, blet, vergai, pinigų vergai, blet, šakalai, blet, ar Latvijai, ar Lenkai, blet. O tai aš pasakysiu, kad jūs esate, nahui, mane nervuoja, kaip dar. Aš labai iš tikrųjų dabar gerai atrodau, nes aš geriu arbatą. Jūs nematėt, kaip aš atrodžiau po visko, blet, aš jau mirusi buvau totaliai. Ir aš pradėjau gerti šitą vaistažoles, jonažoles, žaliasias arbatas, paracetamolio dachuja geriau, kad galvos neskaudėtų, nes pas mane migrena buvo. Pas mane širdies infarktas buvo, kai aš dirbau kasininkė. Širdies infarktas, dar su širdies infarktu iš manęs tyčiosi kasininkės. Ir apskritai tyčiojasi girtuokliai, blet, vyrai, blet, ateina su sudaužytomis nosimis, prapoicos, blet, ir žvengia, kadrina mergas, blet. Pas mane jau neapykanta susikaupia, blet, ant vyrų, blet, ant moterų, ant kasininkų, blet, ant kolegių, blet, ant šefų, ant darbdavių, blet. Neapykanta ant mamos, blet, neapykanta, blet, ant vokiečių neapykanta, blet, ant visų, ant afrikiečių, ant indų, neapykanta ant žmonių, blet. Neapykanta, blet, ant lesbiečių, ant transvestitų, visokių, ant alkoholikų, neapykanta ant pastorių, ant vienuolių, blet, falšyvių, neapykanta, blet, ant socialinių darbuotojų, neapykanta, blet, ant seselių, blet, neapykanta ant labai daug gydytojų moterų, blet, neapykanta, blet, susidarė ant jūsų falšyvumo, blet, neapykanta, blet, apskritai ant dešrų, blet. Tai vadinasi, mes vadinom jau bliutwurst, tai jūs jau esate dešra, kraujinė dešra, blet, dešra su krauju, blet. Jau ateitį aš jau galiu nuspėti ne kaip burkininkė, o jau už ateitį galiu nuspėti, kad jau šakės bus. Blet, už apipisinėjimą, už viską, blet, už apskritai. Už išdūrinėjimą, už pinigų vagimą, už mušinėjimą, už apskritai. Tai, ką aš patyriau, nepatyrė nei vienas Lietuvos karys, nepatyrė nei vienas politikas, nepatyrė nei viena sekretorė, nepatyrė nei viena prostitutė, nepatyrė nei viena padavėja, nepatyrė nei viena seselė, nei vienas daktaras, nei vienas mirtininkas, nepatyrė nei viena, kaip pasakyti, nei vienas vaikas, nei viena paauglė, nei viena nešioji moteris apskritai. Nei vienas žmogus to nepatyrė, ką aš patyriau. Tai va. Jeigu mano vaikas miręs, tai atleiskite, aš jūsų nekęsiu, blet, aš pamatysiu, išgirsiu Lietuvos balsą, blet, lietuviškai kaip kalba, aš, blet, nudėsiu pati, blet, išdavikų šalį, blet, išdavikus. Nesėdėkit geriau arti, blet. Aš nenoriu, kad Lenkija sėdėtų arti, aš nenoriu, aš jūsų nekenčiu, aš iš jūsų nenoriu, kad jūs sėdėtumėte arti. Aš jau noriu kuo toliau, blet, miške gyventi, aš jau noriu toliau Aliaskoje gyventi į minus 30 laipsnių, kaip aliaskiečiai daro tas palapines, bet jūs užknisat visi, jūs labai įkyrus visi esat, visi jūs ramybės neduodat, visi lenkai, lietuviai, ukrainiečiai, rusai, turkai, marokiečiai, rumūnai, visi, blet, o kai dar įsivaizduoja, jeigu tu gatvėje gyveni, tai, blet, iš karto seks, blet, aš jau, blet, kiek sudaužiau su galva, blet, įnos daviau vyram, blet, vėgiam sekso norim, blet. Jūs, blet, piderastai, jūs lietuviai, jeigu vyrai pasakys, blet, apie seksą, blet, šiandien pasakykite apie seksą, bet kuriai moteriai, blet, su peiliais mes stovim, blet. Jūs įsivaizduokit, 9000 moterų, blet, jau su peiliais stovės, jūs jau gimsit ligoninėje, jau, blet, jūsų likimas, blet, suskaičiuotas jau, blet. Jeigu aš ligoninėje dirbau jau reanimacijoje, jau iš kur jūs išlendat, blet, iš mamos pizdos, blet, ir motiną reikia nušauti, blet, ir sūnų reikia nušauti jau ateity nahui. Ir močiutę tavo, blet, nušauti senelių namuose, jau, blet, neapykanta totaliai yra, blet, negerbti, jau tokių žmonių negerbti visą gyvenimą. Aš jau pasirašiau parašą, kad aš kiaulių paršų negerbsiu visą gyvenimą.